Sveiki visi džiaugsmo detektyvo draugai. Artėja savaitgalis, mes jau įžengėme viena koja į savaitgalį ir iš tiesų savaitgalio proga aš noriu pasidalinti su jumis vienu nuostabiu, be galo paprastu ir genialiu būdu, kuris gali tapti įpročiu jūsų gyvenime, įpročiu, kuris skatina norą daryti nuostabius mažus dalykus, kurie džiugina jūsų širdį. Pirmiausia, aš noriu paklausti, kaip prabėgo jūsų šį savaitę? Ar šią savaitę buvo tokios situacijos, kad jūs turėjot, pavyzdžiui, kiekvieną dieną kažkokį sąrašą darbų? Galbūt savaitės darbų sąrašą, galbūt jūs neturėjot susitikimus, įvairius susirinkimus, kurių metu aptarit, ką jūs padarėt, ar jūs spėjot, ar jūs nespėjot, kokie darbai persikėlė į kitą savaitę. Aš tikiu, kad tokių situacijų jūs turėjot, aš tikrai turėjau ir mes kiekvienas esam linkę turėti tokias situacijas, kuriuose mes planuojam, keliam įvairius tikslus ir tų tikslų pagalba, aišku, mes ir atėjom prie rezultato. Bet visi tie sąrašai, jie turi vieną bendrą dalyką, jie yra tam tikrą prasme kažkokie lūkesčiai mūsų pačių iš savęs ir aplinkinių į mus. Jie yra kažkokie tarsi reikalavimai, tarsi privalomi dalykai, kaip kažkokie prievolės. Ir aš sutinku, kad tokius sąrašus reikia daryti, jie tikrai artina prie rezultatų, jie tikrai mums padeda, bet aš noriu paklausti jūsų, ar tokie sąrašai, darbų sąrašai, kitaip, užduočių sąrašai, nėra taip, kad persikelia vėliau ir jūsų savaitgalį, kad ir savaitgalį jūs tokius sąrašus darote ir esat linkę savaitgalį lygiai taip pat turėti nuolat suplanuotą laiką kažkokių tarsi rūpesčių ir užduočių savo. Aš sutinku, tikrai kiekvienas iš mūsų turim šimtus dalykų asmeniniam gyvenime, kuriuos irgi reikia planuoti, kuriem irgi reikia skirti mūsų energijos ir laiko. Viskas yra su tuo gerai. Tikrai, kai kam reikia kažką nuvažiuoti nupirkti, kai ką aplankyti, kažkokius darbelius padaryti, ar ten namus susitvarkyti. Bet aš noriu paklausti jūsų kitko. Ar jūs nenorėtumėte turėti sąrašo, kuris atsvertų visą tai? Sąrašo, kuris jūs įkvėptų, kuris skatintų jūsų gyvenime ateiti daugiau džiaugsmo, daugiau malonumo, daugiau noro tiesiog būti ir mėgautis. Daugiau džiaugsmo ne tik jum personaliai, bet ir jūsų aplinkiniam, jūsų mylimiem žmonėm, jūsų galbūt tiem žmonėm, kurie gyvena jūsų širdyje, bet labai jau senai iš jūsų sulaukia dėmesio. Ir aš jums siūlau naują būdą, naują sąrašą, kuris jeigu taps jūsų įpročiu, jūsų kasdienybės, tai yra kartais savaitgalis juk irgi tampa tarsi kasdienybė. Tai jeigu taps jūsų to savaitgalio gražioje prasme kasdienybės įpročiu, atneš jūsų gyvenimą tikrai daugiau šviesų, tikrai daugiau tos vidinės saulės ir to paprastumo džiaugsmo. Ir tas sąrašas galėtų būti džiaugsmų sąrašas. Skamba taip paprastai, sakysit netgi galbūt banaliai, bet ar jūs tokį darot? Aš darau pusę metų. Pradžiai pradėjau nuo savaitgalių, dabar aš tokį sąrašą turiu ir papildau kiekvieną dieną. Tai tapo dar vienu nuostabiu įpročiu, bet tokiu įpročiu, kuris įneša į mano dieną daugiau laimės ir daugiau būtent džiaugsmo. Kas galėtų būti tokiame sąraše? Labai paprasti ir skanūs dalykai jums. Skanūs, kad pirmiausia, tai galėtų būti, kad galbūt jūs, pavyzdžiui, ryte norite atsibusti, prieiti prie lango su kakavos puodeliu ir pasvajoti apie tą dieną, apie tą savaitgalį. Gal tai jūsų bus pirmas punktas. Gal jūs norit pasimti išsinešimą į kavos ir nueiti į parką ir ten pakviesti eiti kartu su jumis jūsų geriausią draugą ar draugą, kurio jūs nematėt gal pusę metų ir neturėjo tam laiko. Galbūt jūsų sąraše atsiras punktas nueiti su vaiku į kokią nors žaidimų aikštelę fainą, ir pačiuožinėti kartu, pagaudyti tą vaikiškumą, tą džiaugsmą, tos akimirkos, čia ir dabar akimirkos. Gal jūsų sąraše atsiras toks nuostabus noras, pavyzdžiui, susitikti su mama, susitikti su močiute, galbūt susitikti su kažkokiu šiaip jums mylimu, širdžiai artimu žmogum, kuriam labai ilgai neturėjot laiko. Gal jūsų džiugesio sąraše atsiras tiesiog paprastas, nuostabus noras paskaityti knygą. Galbūt pažiūrėti kažkokius įkvepiantį kino filmą, gal nueiti kažkokias, rungtynės, varžybas, kažkokį renginį, o gal tiesiog atsisėsti, atsigulti ir pasvajoti. Gal pažiūrėti žvaigždes, gal padaryti nuostabų siurprizą mylimam, pavyzdžiui, parašyti eilėraštį jam, arba jai pasakyti komplimentą, atnešti kavos puodelį į lovą. Juk taip tai nuostabu, bet ar mes skiriam tam laiko? Aš tikiu, kad jūsų fantazija yra beribė ir kad jūs kiekvienas galit sugalvoti milijoną daugiau punktų, negu aš ką tik vardinau, impulsinių punktų, tokių punktų, kurie jūs pačius įkvėptų
ir džiugintų jūs. Ir žinot, kame bus paslaptis, kad tada, kada jūs, netgi jeigu ir savaitgalį turi daug rūpesčių ir reikalų, kuriuos tarsi turi sutvarkyti, net jeigu ir savaitgalį tokioj aplinkybei, jūs pamatot, kad geras, turiu 10-15 laisvų minučių. Jūs atsidaro tokį sąrašą, jūs galite jį turėti netgi mobiliajam telefone. Ir galvot, geras, aš turiu 15 minučių. Aš galiu padaryti punktą numeris 10. Pavyzdžiui, nueiti į knygyną ir pavartyti knygas. Aš mėgstu taip daryti ir man tai teikia tikrai daug džiaugsmo. Tai yra nuostabu. Tas sąrašas bus visada su jumis ir bet kada, bet kokią jums laisvą minutę, jūs turėsite galimybę čia ir dabar pabūti su savimi ir kažką nuveikti nuostabaus. Aš linkiu, kad į tą sąrašą patektų taip pat ir jūsų visi mylimi žmonės. Tie žmonės, kurie labai labai džiugina ir kuriem ne visada jūs randate laiko. Bet visų pirma, tegul tas sąrašas būna pats nuostabiausias pasiūlymas jum kurti dar didesnį, dar glaudesnį, dar nuostabesnį ir gilesnį ryšį su savimi. Kurkite tą ryšį su savimi, ieškokite, kas jūs džiugina, kas teikia jums laimės, kas jums yra tie maži, nuostabus malonumai, iš kurių ir susideda gyvenimo laimė ir netgi kartais prasmė. Siunčiu jums labai daug meilės ir linkiu, kad šita praktika taptų jūsų kasdienybės praktika. Kurkite ryšį su savimi. Tai yra pati nuostabiausia investicija gyvenime. Tai yra į save, į meilę savo, o iš meilės savo gimsta ir meilė kitiems bei pasauliui. Aš linkiu šį savaitgalį jums išbandyti tai ir jeigu jums tai patiks, kaip ir aš galbūt už pusės metų, jūs jau būsite tai darę daug kartų. Iki malonaus.